Taip, tai sveiki visi, aš esu Aidas Dailidė, vienas iš Pixelmator team įkūrėjų. Čia yra mano mailas, jeigu kada nors prireiks, ko nors kreipkitės, rašykite ir panašiai. Prezentacijos metu aš dažnai sakysiu mes, nes mes, jau žinome, kad esame du broliai, Pixelmator team įkūrėjai. Tai dešinėje yra Saulis mano brolis, aš kairėje iš Pixelmator. Ir ką aš jums šiandien papasakosiu, tai aš gal šiek tiek nukrypsiu nuo temos, tai yra nuo mobiliųjų aplikacijų ir labiau pasakosiu jums apskritai apie mūsų šiokią tokią istoriją darbo, kaip mes dirbom, kaip mes pradėjom, koks buvo procesas, kiek truko metų, kur mes esam šiandien, ką pasiekėm ir panašiai. Tai pirmoji mūsų kompanija buvo Jumsoft, jinai buvo įkurta 2003 metais. Tai man tuo metu buvo berods 14, jeigu gerai pamenu. Tai aš šiek tiek papasakosiu apie Jumsoft ir mūsų pradžią, koks mes buvome startupas 2003. Tai yra, pirmasis mūsų produktas buvo Baltic Utilities. Tai yra, kai išėjo tuo metu Apple macOS 10, nauja operacinė sistema, mes tiesiog nebuvo įmanoma rašyti lietuviškais simboliais tuo metu. Tai paprasta idėja, viskas elementaru, sudėtingas techninis sprendimas tuo metu, nieks nepadarė. Mes sugebėjom, įgyvendinom ir 2003 metais išleidom Baltic Utilities X. Tai yra, sudarėm sutartį su australų kompanija, realiai jie pardavinėjo, mes gaudavom gal 50% nuo pardavimų. Tai pamoka numeris 1, neparsiduokit niekam kitam. Būtų tokia. Bet tuo metu, pinigai buvo nemaži mums dviems ir buvom laimingi. Toliau, 2003 metų pabaigoje įkūrėme Jumsoft. Ką reiškia įkūrėme? Aš iškėliau klausimą, kodėl steigti įmonę. 2003 metai atidarom puslapį jumsoft.com, savo internetinę parduotuvę. Netgi amerikiečių kompanijos tuo metu nereikalavo kažkokių juridinių dokumentų, galėjai laisvai jau tada prekiauti internetu. 2003 metai atidarom Jumsoft. Tėvūkiniam pastate, kitko garažė, amerikiečiai sako garažė, mes Lietuvoje irgi tam tikrai prasme garažėse. Ir štai taip atrodė mūsų puslapis 2003 metais. Ir pirmasis mūsų produktas GoPhone buvo pirmoji versija. Kas per produktas? Jokio stebuklo. Šriftų, viuvinimo, peržiūrėjimo, sakykime, kompiuteriai jau tada buvo keli šimtai dizaineriai, turėjo keli šimtus šriftų ir panašių dalykų. Paprasta programa, juos peržiūrėti, ten prezentacijų modai ir taip toliau kainavo, gal $19 ar kažkas tokio. Pirmąjį mėnesį $400 buvo pardavimų. Wow, tuo metu dolerių kursas buvo 1:4. Šiuo metu Jumsoft vis dar gyvuoja ir sėkmingai labai gyvuoja. Tai yra, mes nuo 2003 iki 2007 metų padarėme daugiau produktų, tai ten money, relationship, operation, process ir panašiai. Tai yra, pavyzdžiui, namų finansų programa, planavimuose ir buhalteriniai, CRM-ai ir panašus dalykai tik namų vartotojams ir Magos ten vartotojo sąsaja ir visas user experiences buvo pritaikytas Mac'ams. Mes darėme tik Mac'ams išimtinai ir šiuo metu tai padarome. Tai daugiau informacijos Jumsoft.com, galite pasižiūrėti, jeigu įdomu. Toliau aš šiek tiek peršoksiu laiku. Kitas mūsų projektas, toks, sakykime, pasižaidimui savo malonumui, prasidėjus visai iOS-o karštiniai ir panašiem dalykam, Vikingas, Flapcraft App Store yra. Čia yra paprastas žaidimukas, skirtas iOS platformai, iPad'ui, iPhone'ui, kuriuo tiesiog smagu žaisti. Mes įkūrėm savo malonumui, štai taip atrodo ant iPad'o, iPhone'as yra jau išleistas. Tik nėra ant Android'o, darėm savo malonumui tik ant iOS. 100% lietuviškas, nuo dailininko, programuotojo, garsinto, pagaminta Lietuvoje, nieko neautsourcinom, viską darėm savo studijoje, sakykime, pavadinkim taip. Ir štai, Pixelmator team tada. Pixelmator team įkūrėm 2007 metais, vėl sakysiu įkūrėm. Net puslapio neatidarėm, tai yra kilo idėja 2007 metais. Kodėl tai padarėm?
jeigu jums softą darėme CRM-us, namų finansų programas ir panašiai, darėm tai, kas manėm, kad yra paklausu. Atsibodo tas darbas, sakysiu paprastai atsibodo. Norėjom daryti tai, kas patinka. Abudu ir aš ir brolis buvom seni Photoshopo vartotojai. Tiesiog kilo idėja daryti paveiksliukų redaktorių. Kompanija pati, Pixelmator, tai prasidėjo nuo produkto. Tai yra, mes nesteigėm kompanijos ir tada galvom, štai turim kompaniją kažkokią, galvojam dabar, ką darom. Mes darėm produktą, kompanija atėjo kaip šalutinis, natūraliai atsiradęs dalykas. Kas yra Pixelmator? Pixelmator, kaip pavadinsi, taip nepavadinsi. Amerikiečiai Pixelmator, sako, mes vietoj sakom Pixelmator. Tai yra paveiksliukų redaktorius. Visi girdėjo Photoshopą, visi žinot, kas yra Photoshopas, man atrodo. Tai yra skirtas namų vartotojams produktas, labai paprastas. Pagrindiniai dalykai yra, kokia buvo idėja, kaip mes mąstėm 2007 metais. Štai mes turėjom didelį gigantą korporacijos, Adobe Photoshop, daug galimybių skirtas profesionalam. Jis nebuvo tinkamas naudoti namų vartotojams. Jis kainavo ir vis dar kainuoja be abejo milžiniškus pinigus, kriterijus numeris 1, galim taip pasakyti. Vartotojo sąsaja sudėtinga, kaip ir buvo sudėtinga, taip ir yra jinai sudėtinga. Skirta profesionalam be abejo, tai yra kasdieniniam darbui, tai yra super sudėtingas, labai geras. Iš karto Adobe Photoshop yra geriausias įrankis, aukštos kokybės ir panašiai. Čia mes išvelgiam vietas, kur mes galim tiesiog padaryti geriau. Mes sakom, mūsų šūkis yra image editing for the rest of us. Tai tiesiog paveiksliukų redagavimas likusiems, bet kažkas tokio. Tai yra, taip atrodė Pixelmatorius 2007 metais, pirmoji versija. Dažnai, kaip mums pavyko, mūsų didžiausias pasiekimas turbūt per 9 metus, tai yra, kad mes jį išleidom, tai yra iššipinom produktą. Nežinau, procentą negaliu pasakyti, kiek produktų, idėjų ir panašiai taip ir lieka neįgyvendintas. Aš sakyčiau, mūsų numeris 1 pasiekimas buvo, kad mes tai išleidom. Kodėl mums tai pasisekė? Aišku, broliai sutapo taip, kad aš, sakykime, esu labiau linkęs prie techninių dalykų, aš moku programuoti, brolis puikiai išmano dizainą, vartotojas sąsają ir panašius dalykus. Tiesiog, matyt, šitoj vietoj pasisekė. Mes šitą produktą sukūrėm per 9 mėnesius. Tai yra nuo idėjos, nuo pirmosios kodo eilutės iki tos vietos, kai jau galėjo vartotojas nusipirkti, tai yra 9 mėnesiai. Kaip mes dirbam? 16 valandų per parą buvo normali darbo diena, kava, cigaretės, nesvarbu. Sekmadieniai, savaitgaliai, turėjom tokį posakį sekmadienį po darbo. Per 9 mėnesius sugebėjom. Buvo tikrai sunku, bet padarėm. Galima šitą pasimėti? Galima, prašau. Skubėjo, kam tos 16 valandų per parą, nes jums labai kaip užsiteigė, bet reikia pagreičiau padaryti? Jo, mes buvom, taip, kodėl mes taip darėm, tai nebuvo, kad atsisėdom ir, sakykime, racionaliai apsvarstėm, kad mums reikėtų dabar per 9 mėnesius būtų geriausia tai padaryti. Tai buvo viena iš jaunatviško entuziazmo tas dalykas. Mes buvom taip tikėjom savo idėją, taip buvom įsidegę, kad tiesiog nematėm nieko kito ir darėm. Tai mums labai patiko. Bet kaip jis 9 mėnesius tą entuziazmą tokį išlaikė, nes pavyzdžiui, po kokių 2 mėnesių darbo juodą dirbi, kiek valandas mato, tikrai turėtų tokį darbą, bent jau buvo, aš manau, Be, ką mes padarėm, tai yra, mes galbūt ne vidury, bet įpusėjus jau kūrimui, mes jau atidarėm savo puslapį, padarėm pranešimus spaudai. Tai yra, jau pranešėm, kad mes kuriam tokį produktą. Ir mes išleidom berods tiesiog pateikėm vartotojui tik vieną paveiksliuką. Tai buvo mūsų tokia lengva reklaminė kompanija. Mes pateikėm tik tokį, štai ką matot, tuo metu nuskambėjo visur. Maco pasaulyje skambėjo visur. Yra toksai populiarus blogas Daring Fireball, populiariausias Maco pasaulyje blogas. Jo atsiliepimai buvo tokie, išmetus mums screenshotą. Vaporware, tai yra niekada rinkos nepasieksiantis kažkoks dalykas, tai yra kažkoks pažadas, iš esmės dūmas tai yra niekas.
Tai žodžiu, mūsų vadino, kad mes niekada tokio produkto neišleisim, maždaug komentarai tokie, kad turėtų būti Liepa, ten kainuoti 59. Niekas netikėjo, kad tokį produktą gali kažkas daryti. Buvo visko ir buvo tokių komentarų, Lietuva, kas čia, rusų mafija, tikrai, buvo visko. Tai mums labai patiko, aišku, ir tada jo, vienas iš tų dalykų, kad mes tą screenshotą darėm su Photoshopu, tai ir pastebėjo, kad Pixelmatoriaus screenshotas darytas su Photoshopu. Tai va, toks įdomus faktas. Buvo, taip. Tai čia yra toliau tobulėjau. Pixelmatoriaus vėlesnė versija, čia 1.2 atnaujinimas, aš gal trumpai. Čia 1.5 naujos galimybės, mes nuo 2.7 iki šitas berods 2009 išėjo atnaujinimas, naujos galimybės nuolatos, visada ką darėm, didinom kokybę, vis dar tvarkomės su tuo. Numeris 1 prioritetas yra kokybė. Nebijai, kad prieisim prie to, bus taip pat funkcijų kaip Photoshop ir ta pati problema. Labai bijom ir labai šitą problemą ir dirbam šiuo metu prie jos, nes jau dabar šiandien tai yra, mes išleidom antrąją versiją, praplėtėm daugiau galimybių, dar trūksta kelių, sakykime, pagrindinių Photoshopo ką nukopijuoti, pasakysiu taip. Ir matom, kad priėjom tą vietą, kur turėsim tam tikras vietas, tai yra vartotojo sąsaja, kas yra mūsų pagrindinis dalykas, user experience, tai yra kaip tu naudoji ir visas programos veikimas visiškai pakeisim. Tai yra, tai dirbam dabar prie to. Ir ką mes darom, tai yra neįmam Photoshopo keliu. Nes blogiausias kelias yra, kam daryti Photoshopą dar kartą. Netokia mūsų filosofija, sakykim taip. Čia yra Pixelmator 2.0. Išleidom praeitų metų lapkritį. Labai sėkmingas, aš šiek tiek vėliau apie tą pasakysiu. Atnaujinom vartotojo sąsają, naujos galimybės ir panašiai. Čia keletas paveiksliukų, kuriem daryti su Pixelmatorium, darė profesionalūs dizaineriai Lietuvoje, užsienį tiesiog savo malonumui. Kokia efektas padarytas su Pixelmatorium tapo labai populiarus, populiariai naudojamas visam dizaino pasaulyje, dažnai sutinkamas. Kitas nuotraukas. Visą tai daryta su Pixelmatorium. Toliau, Mac App Store. Pradžioje buvo iOS parduotuvė, tada atsirado Mac parduotuvė. Praeitų metų sausį berods Apple'as šiek tiek anksčiau pranešė, kad atsiras Mac App Store'as ir mes jau buvome nuo pat pradžios, tai yra nuo pat praeitų metų sausį. Kuo mes išgarsėjome, kaip nebūtų keista, $1 per 20 dienų, tai yra praeitų metų sausis, Pixelmatorius atsiranda Mac App Store, per 20 dienų uždirbo $1 milijoną. Toks pranešimas spaudai matyt patiko tie skaičiai, nežinau, kaip jisai uždirbo. Nes iš tikrųjų pasakysiu, Pixelmatorius buvo ir anksčiau labai sėkmingas produktas. Tiesiog aišku, dirbom milijoną per 20 dienų, jeigu neklystu, jo, taip nebuvo. Mac App Store, ta prasme, išleidimas tiesiog pakėlė mus dar vienu laipteliu aukščiau, negu mes buvome anksčiau. Mums svarbiausias įvertinimas. Numeris 3 pasaulyje, tai yra, buvome numeris 1, ir numeris 2 ir numeris 15 ir panašiai, bet iš esmės pusę metų ir mes buvome numeris 3 programa po Mac'ų pardavimuose po Apple'o. Aperture ir Apple'o iPhoto, kas yra. Su Apple'u konkuruoti sudėtinga būtų. Svarbiausia, aplenkėme Angry Birds Mac App Store. Didžiausias, smagiausias laimėjimas, nes nuo Angry Birds jau visur aišku smagu. Žvaigždutės vartotojai. 4,5 iš 480. Jau buvo paskui keli tūkstančiai. Mūsų žvaigždutės svyruoja nuo 4 iki 4,5. Įvertinimas labai aukštas App Store. Apple produktai yra įvertinti žemiau kai kurie.
Toliau, praeiti metai. Apple dizaino apdovanojimas. Gavom vasarą per konferenciją Apple dizaino apdovanojimas. Svarbiausias apdovanojimas Mac'ų rinkoje. Labai džiaugiamės, laukiam 5 metus, pagaliau davė. Įvertina pagaliau. Kitas įvertinimas prieš Kalėdas dovana yra geriausia Mac App Store programa 2011 metais. Labai smagu buvo, prieš Kalėdas paskambino iš Apple, sako sveikinam, jūs laimėjote, ačiū. Pasidėjo, žiūrėt Kalėdas. Tai tai buvo smagu. Labai. Tai vat, tokie buvo, praeiti metai buvo tikrai mums sėkmingi. Tai yra Mac App Store išėjimas ir finansiškai be abejo sėkminga ir tiesiog buvom įvertinti visose kategorijose, kur tik mus buvo galima įvertinti. Tai va. Pats produktas, šiek tiek papasakosiu, kaip mes įkūrėme, kaip viskas vyksta, galbūt bus įdomu. Kol kas Pixelmator team, ne kol kas, Pixelmator team dirba 12 žmonių šiuo metu. Plėstis, turim visas galimybės, nedarysim to. Nedarysim to Lietuvoje, nėra tikslo daryti, neturim kol kas tikslo daryti 50 žmonių kompanijos ir panašiai. Norim aukščiausios kvalifikacijos specialistus suburti vieną komandą nes manom, kad toks darbas yra efektyviausias. Pradžioje mes, kaip ir sakiau, pradėjome dviese. Iki praeitų metų, iki 2011 branduolys buvo 4 žmonės, kiti nuolat keitėsi. Tai praktiškai tai, ką mes pasiekėm, praeitų metų laimėjimai yra padaryti 4 žmonių. Tai taip pat. Žodžiu, nereikia didelės korporacijos daryti geriems produktams. Kas dirba prie Pixelmatorius? Tai yra numeris 1, sakyčiau, žmogus, greičiausiai tai yra interfeiso vartotojo sąsajos dizaineris. Tai yra dizaineris, turiu omenyje, ne Photoshopo dizaineris, kuris piešia ir panašius dalykus daro. Tai yra ir jo darbas, be abejo, bet tai yra produkto visas vadybininkas, tai yra veikimo. Sakydamas produkto dizainas, turiu omeny veikimas, kaip tas produktas veikia, kaip ar jis yra patogus vartotojui ir panašiai. Be abejo, programuotojai. Lietuvoje turim daug programuotojų, Mac'o programuotojų visai neturim, tai tokia yra problema. Testuotojas, sakau, nes tai yra vienas žmogus, kuris yra atsakingas už testavimą, be abejo, testuoja daugiau žmonių, daro beta versijas, siunčia vartotojams, per daug metų visokių būdų sugalvojom didinti kokybę, nuolat klausom vartotojų atsiliepimų ir panašiai. Palaikymas. Tai yra produkto supportas, tai yra tiesiog elementariai, kaip pavyzdį atrašyti vartotojams laiškus ir panašius dalykus padaryti. Jeigu pamenat, ieškojom darbuotojų, atviri prisipažinimai 3, galbūt kas nors esate matę. Tai yra mūsų reklama YouTube buvo, kaip mes ieškom darbuotojų. Vienas iš komentarų, bet už tai, ką jis kalba, negali jo nubausti. Sėkminga reklaminė kampanija. Kaip mes dirbam? Dirbam paprastai, dirbam ofise. Galiu grįžti, persikelsiu šiek tiek į 2007-osius. Vėlgi, garažas, jokios įmonės. Aš ir brolis Vilniui, aš studentas, visą tai padarė. Vėliau įkūrėm ofisą, kompaniją ir panašius dalykus. Tai yra, čia yra mūsų ofisas, darbo valandos, mūsų darbuotojų, sakykime, yra, mes nestebim, kada jie ateina į darbą, vieni dirba praktiškai, vienas buvo programuotojas, dirbo naktimis, jam tai patiko. Gerai, neprieštaraujam, nereikia ofise sargo ir panašiai. Žodžiu, bandom tą labai neformalią, visi jauni esam neformalią darbo aplinką formuoti. Taip atrodo mūsų ofisas, keletas nuotraukų. Čia jos yra visiškai niekas neparuošta, tai yra faktinta, kaip šiandien, jeigu nueitumėt, užėtumėt į svečius, lygiai taip pat atrodo šiandien viskas. O, ir mano darbas stovas, kažkaip pasitarkim. Dar keletas nuotraukų. Jau matau iš kur babką. Iš kur? Tai va,
Tai daugiau informacijos apie produktą pixelmator.com galite pasižiūrėti ir panašiai. Toliau, kol kas ir artimiausiai ateityje pixelmatorius bus skirtas tik Macosui, tik Apple kompoms. Kodėl taip yra? Mes aš turiu Macą nuo 6 metų turbūt, aš esu senas vilkas, galima pasakyti Maco. Mums labai patinka Apple produktai. Maco vartotojų, vartojimas kultūra tokia ir panašu dalykai, dizaino filosofija. Tai yra viena iš technologijų kompanija, kuris sugebėjo suderinti skoningą, gerą dizainą. Todėl mes kol kas kuriam Macosui. Be abejo, ant Maco mokus vartotojai yra. Šitą reikia pripažinti. Jeigu, sakykime, nežinau, kokie PC Windows'ų, pavadinkim, tai pasaulio piratavimo procentai ir kiek žmonių piratauja, šiuo metu po Mac App Store išleidimo piratauti yra, nežinau, nusikaltimas prieš žmoniją, nes programas galima įsigyti lengvai. Programų kainos krito 2-3 kartus, kai kurių profesionalių paketų 5 kartus ir panašių dalykai. Tai dėl to verta developinti ant Mac. Kitas dalykas, inovacijos paprastai per paskutinius 10 metų Mac'osą pasiekė greičiau. Tai yra kažkokios naujovės Windows'ų datai kiek buvo? 3 gal 4 per paskutinius metus. Ir iš esmės nieko naujo nebuvo. Apple'as inovacijas diegia greičiau savo tose mažuose atnaujinimus. Ypač techninis, tai yra skirtus programuotojams atnaujinimus. Taip, verslas pagal Pixelmator team. Tai yra, vėlgi, papasakosiu, tai iš ko susideda visas mūsų verslas. Tai yra numeris 1 dalykas – produktas ar paslauga. Visada, kai mes kalbam tarpusavy per susirinkimus ar kažkada, numeris 1 prioritetas yra produktas. Gerinti produktą, didinti kokybę, naujos galimybės, kuo jis bus geresnis vartotojui ir panašus dalykas. Kiti dalykai, kaip ten reklama, ar mūsų pardavimai, ar kažkokie finansiniai dalykai, viskas eina tik po to, kai pasikalbam apie produktą. Dėl to tikrai 99% laiko praleidžiam kalbėdami apie produktą ir koncentruodamasi apie produktą. Ir tą darėm paskutinius 10 metų visada. Žodžiu, ko jums reikia padaryti Pixelmator team numeris 2? Tai yra, aišku, produktas ir paslauga. Interneto puslapis, natūralu, dabar visada reikėjo interneto puslapio, visada jo reiks. Galbūt ant iOS mobiliosiom aplikacijom yra kitaip, negaliu šito pasakyti, bet jeigu dar vyktumėt Mac'ui, interneto puslapio kokybiškai tikrai reikia. Parduotuvė, įspręsta praktiškai Android marketas, iOS App Store'as ir Mac App Store'as ir panašiai. Marketingas. Tema turbūt, kur galima šnekėti metus ir nebaigti, bet norit ar nenorit, to reikia susimti. Palaikymas, tai yra support angliškai. Bent jau minimaliai, ką reikia daryti savo produktui, tai yra atrašyti vartotojams laiškus. Tai yra, jeigu vartotojas skundžiasi kažko, būkit žmonės atrašykit, vartotojas paaukojo savo laiką. Ir jūs galite šiek tiek tai padaryti. Tai štai, tai vis dėlto būtų taip. Produktas, puslapis, taip atrodė mūsų puslapis 2007 metais. Taip vis atrodo dabar. Aišku, galite patys pamatyti, bus negerai. Pavadinimas, tai turi mano esmės ar neturi? Pixelmator? Jokios esmės neturi. Ne, ta prasme, produkto pavadinimas, ar ne? Pavadinimas. Manau, kad turėtų. Aš manau, kad turi didelį, tikrai sunki vieta yra sugalvoti tą būtent lietuviam, nes mes tą anglišką žodyną turim vis tiek tokį, ne tokį, kaip, tarkim, ta Amerikos rinka į kokius buzzwordus labiausiai reaguoja. Jų, manau, pavyko padaryti. Ir kiek, tarkim, jums taip visai ekspromptų gavosi, tikrai daug pastangų sukurti. Praktiškai pirmus 4 mėnesius produkto kūrime, kai mes darėm, ar ne, buvo gal kokie 3-4 variantai. Tiesiog žiūrėjom, kuris vos ne mums asmeniškai labiau prilipo. Plus,
pasižiūrėjom, įrašėm Google, nei vieno rezultato. Atitiko 2 kriterijus. Mums labai patinka, kažkaip maloniai skamba mūsų supratimu ir nebuvo Google nei vieno įrašo tuo metu. Taip parinkome pavadinimą. Pavadinimas, dėl ko svarbokas, dėl ko nevadinti, tai yra tam tikra prasme šiek tiek atskleidžia jūsų kūrimo dizaino filosofiją. Jeigu jūs, pavyzdžiui, kompanija Microsoft, ar ne, nieko neturiu prieš pavadinimą, bet tai yra, pasakiau, nieko neturiu prieš pavadinimą, bet ir viską paneigėme. Bet tai yra, sakykime, techninis toksai, nežinau, techninis labai pavadinimas, tiesiog ir tiek. Mūsų kompanijos pavadinimas pirmasis buvo Jumsoft. Tai yra, mes nieko nesupratom tada, Microsoft, gerai, mes vadinam Jumsoft, reikia to žodžio soft. Tai taip ir buvo. Parduotuvė. Dabar jokios problemos nėra. Tai yra Mac App Store'as, pavyzdžiui, iOS Store'as, Android Store'as. Dar prieš metus mes turėjome savo internetinę parduotuvę. Tarp kitko, savo turėti ir dabar, ir 2003-aisiais visiškai nebuvo jokių problemų internetinės parduotuvės. Priimti kortelę atsiskaitimus, net ir būnant Lietuvoje, nebuvo jokių problemų. Mes galėjom tai laisvai daryti, gauti pinigus tiesiai į savo sąskaitą ir tiek. Marketingas produkto. Mūsų filosofija yra, kad produktas, kai kalbam apie marketingą, reklaminę kompaniją, visada sako, kad produktas pats turi kalbėti už save. Tai yra, mes labiausiai savo produktą reklamuojam, tai yra darydami screenshotus, kur anksčiau matėme, tai yra tiesiog kaip atrodo produktas. Pavyzdžiui, darydami, yra pas mus puslapyje skiltis Learn, tai yra vartotojai gali pamatyti, rasti mokymo kažkokiais žingsniais, ką jie tiesiog gali padaryti su programa ir panašius dalykus. Tai yra labai paprastas marketingas, mes tiesą sakant tam daug laiko neskiriam. Puslapis marketingo dalis, blogas, čia yra lietuviam problema, vėl susidurėm su to, kad esame lietuviai. Blogė geri, populiarūs blogai, korporatyviniai, sakykime, kompanijos, paprastai jie vis tiek turi būti rašomi ne tik tikslu marketingo, vien tik reklamuoti produktą, bet jūs turite sukurti kažkokią vertę kaip blog. Lietuviam tai yra sunku, nes vis dėlto anglų mūsų kalba negali būti gera ir čia gyvenant Lietuvoje. Twitteris, galima naudoti Twitterį, Facebooką, mes bandėm, tiesiog neradom už ko įsikabinti ir tiek. Twitteris, sakyčiau, reikalingas dalykas. Pranešimai spaudai, labai svarbus dalykas. Niekada nebijokit daryti pranešimų spaudai savo produkto. Nesvarbu, ar tai didelis produktas, niekas nežino, kokio dydžio jūsų yra produktas. Ir leiskit spręsti, sakykime, žurnalo, blogo ar puslapio savininkui, redaktoriui, ar jūsų pranešimas spaudai yra vertas įdėti, ar tai nėra vertas įdėti. Tai visada darykit pranešimus spaudai, kai turite kažką įdomaus parodyti. Mūsų 2007-aisiais mūsų pranešimo spaudai pagrindinė, sakykime, mintis buvo pirmasis pasaulyje paveiksliukų redaktorius, kuris išnaudoja vaizdo plokštę vaizdų redagavimą. Praėjo ne tik į Mac, bet ir Gizmodo, tuo metu buvo Wired, Ars Technica, visiškai, sakykime, nespecializuotus Mac tinklaraščius, kažkokius puslapius, kur tiesiog užsikabino ant pirmas pasaulyje, vaizdo plokštė, naujos technologijos, pataikė. Jau tada. Palaikymas, supportų. Ką tu turi omeny pranešimas, tai būtų kažkoks susakytas straipsnis, ar visai pateikti tą pranešimą? Nei kartą užsakytas straipsnio, tai yra elementariai, atsisėdė, parašai pranešimą spaudai. Iki Apple.com, pavyzdžiui, jūs pasižiūrėsi, Apple yra pranešimai spaudai. Formatas tau bus labai paprastas. Išvelgsi iš karto formatą, tai yra kažkoks headline'as, pavyzdžiui, Apple'as pristatė naująjį iPad 3, kas bus tuoj neužilgai. Šiandien, tai tuoj neužilgai. Bet kažkodėl nepasirodė. Tai aš taip, dar vėliau šiandien. Tu tiesiog, aš supratau, parašai viską ir nusinti ten į App Store, kad jie įdėtų tos newsfeedą. Ne į App Store. Parašai pranešimą spaudai. Yra, pavyzdžiui, jeigu imam Mac'o, aš darau Mac'o programą, tu padarytum Mac'o programėlę.
įdedi į App Store, jau jinai yra pardavime. Tuo pat metu parašai pranešimą spaudai ir siunti į populiariausius Mac blogus, žurnalus ir panašiai. Jo. Tai darai, pamatysi, 70% judės, nes nieko geresnio nevyksta tuo metu. Nebent. Vieną klaidą padarėm, kai leidom savo žaidimą bitingą, išleidom savo žaidimą, įdėjom į pardavimą, padarėm pranešimą spaudai, po 5 valandų atsistatydino Jobsas. Rodo per CNN, niekam nebeįdomu tokia naujiena. Tiesiog yra tas 5% laimės dalykas, galbūt neužtaikysi tos geros dienos ar kažką tokio, tada jau blogai. Tai labai paprastai darosi pranešimas spaudai. Tai va, tai tiek apie Pixelmator Team ir aš tai nežinau, norėčiau tiesiog klausimą, jeigu dar kokių turit, prašau. Sveikas, Edai. Sveikinu tave, tu toks esi iš tikrųjų. Ačiū. Pasinaudodama progą, iš tikrųjų pasakysiu, aš šiek tiek žinai fotografuoju ir užsiimu laisvalaikį. Man iš tikrųjų dabar nepasiniausiai Adobe'as išleido savo programėlę, būtent redagavimo įrankiai, būtent ant iPad'o. Kadangi aš daug čia migruoju, tarkim, matykim, ne vien Vilniuje būnu, man yra suinteresuotumas, tarkim, redagavimo įrankių turėti man pačiam planšetį. Ir iš tikrųjų labai norėčiau naudoti lietuvišką produktą. Jūsų keliai. Į iPad'ą. Kai tik išėjo iPad'as, kai dar buvo iOS'as, mes iš karto sėdom, mėnesį galvojom, praktiškai jau pradėjom daryti iPad'ui, Pixelmator'ui. Tiesiog neturim už ko užsikabinti, kad tai būtų bomba. Nenorim išleisti produktą, kuris vadintųsi Pixelmator Touch, kuriame nieko nebūtų ir to ir baigtųsi. Arba darysim labai kažką super gero, ką ir bandom vis dar šiuo metu, arba nieko nedarysim. Tai galiu pasakyti tiek, kad stengiamės. Man tai šiaip, nuo pat pradžių buvo toksai įdomus dalykas iš strateginės pusės ir ten kaip teisinių dalykų, tarkim, Adobe nesikabina, kad tarkim, kažkokius panašius dizainuose, tarkim, naudojate arba technologiškai išspręstamais tos visus įrankius. Mes tik labai apsidžiaugtume, jeigu užsikabintų, nes tai būtų mums toks pripažinimas ir reklama, kad pranešimas spaudai visur nuskambėtų toks. Bet ne, nesikabina, nes tai technologijų pasaulyje yra tie daug skambama apie patentus, programinės įrangos ir panašiai. Jeigu nebūtų galima kopijuoti, nebūtų nieko, nei Macos'o, nei Windows'o, nieko nebūtų. Visi tai yra, kaip vyksta kopijavimas, tai yra, nėra kaip to viens prie vieno paimti, tai yra tu tobulini ir matom, kaip per 10 metų vyksta progresas. Šiuo metu mes dar, kai kuriuose vietose mes esame aukščiau už Photoshopą, kai kuriuose vietose esame žemiau. Per kelis metus mes būsim aukščiau daugelį vietų, sakykime, darysim visiškai kitaip, nes turim 5 metų patirtį, ją panaudos. Tai va. Tai tiek. O galiu taip konkrečiai pasakyti, kuo yra geresnis visų produktas nuo Photoshopo, bet tas toksai interfejsas kažkoks patogesnis, tai labai abstraktus yra dalykas. Tarkim, aš naudoju Photoshopą ir man tai, jis sudėtingas yra, bet tai nėra neįmanomai perkasti. Ant Mac'o, ką mes darome ir dar nepasiekime ko, bet ką labai dabar šiuo metu vystom, tai yra, jeigu tu, pavyzdžiui, moki naudotis Apple Keynote programą, daryti prezentacijas, tu įsijungsi Pages ar tu įsijungsi kažkokią kitą programą, tai iš karto bus viskas, aišku, klaviatūros šortkutai tie patys, kaip pasiekiamos funkcijos bus taip pat. Tam nereikės mokytis tos programos. Photoshopas yra programa, kurią tu turi mokytis, kuri jinai skirta profesionalui, kuris dirba visą darbo dieną. Jos prigimtis buvo nuo Windows, o ne nuo Mac'o, jūs apskritai nuo Mac'o prigimtis? Neprisimenu, ar pirmą ant Mac'o, tada Windows atsirado, gal pirmą ant Mac'o atsirado. Ir Adobe'as? Jo, Adobe pradėjo, tada dar, jo, visi pradeda nuo Mac'o. Galit kokią sėkmingiausią rinkodaros istoriją, kurią sukūrėte? Rinkodaros, ne? Sakyčiau, kad tai buvo praeitų metų sausį tas Mac App Store atsiradimas ir kaip mes tai vykdėme. Tai yra, galiu papasakoti. Tai yra Mac App Store išėjo 2010 metų sausį. Apple'as pranešimus spaudai įdėjo 3 mėnesiai prieš tai, kad bus toksai.
daug diskusijų, daug visose bloguose, forumuose, žurnalistai, įvairios diskusijos, tai buvo aktuali tema, kaip atrodys tas Mac App Store'as tiesiog. Ką mes padarėme? Kaip mes pasiruošėme Mac App Store'ui ir kodėl pirmąją dieną ir pirmąjį mėnesį mes buvome gal aukščiausi. Tai yra, mes pranešėme iš anksto, kad mes visus kitus pardavimų kanalus, tai yra dėžutės dar ir dabar, tarp kitko yra parduotuvėse, ką mes bandom nutraukti, dėžutės, mūsų elektroninė parduotuvė, mes uždarome tą pačią dieną ir pereinam 100% į Mac App Store, nes tai yra ateitis. Niekas kitas to nepadarė. Mes tai padarėme, mes tai pranešėme, visur nuskambėjo, tai buvo įvertinta to paties, sakykime, Gruberio, kas yra svarbus balsas Mac'ų pasaulyje, kaip drąsus žingsnis, pavadinkim taip. Tai buvo toks, sakykime, rinkodaros netriukas, tai darėm natūraliai, ne, ir įsigavosi kaip rinkodaros triukas. Mes pirmieji pereinam prie Mac App Store. Mes žiūrim tik į ateitį, nežiūrim, kas bus praeityje. Dėl to turėjom ir problemų, ir aišku, pasisekė. Mac App Store, sakykime, buvo vienas iš tokia techninė problema. Tu negali perkelti senų vartotojų, leisti jiems naudotis tą Mac App Store infrastruktūrą. Nemokamai. Tai nebuvo, niekaip ir dabar negalima padaryti. Jeigu tu pirkai pixelmatorių gruodžio mėnesį, norint turėti per Mac App Store, tu vėl turi pirkti. Tai mes turėjom sumažinti kainą dėl to. O kokie dabar pardavimai per mėnesį? Per mėnesį? Tuoj, po kokiom reikia kalkuliatoriaus. Ten iškėlėjų. Bet tiesiog vienetais. Galvoju. Per mėnesį iki 10 vartotojais, ar ne, būtų 10 000 vartotojų, tai yra sviruoja, labai sviruoja, visai būna. Jeigu mes išleidžiam kažką naujo, tai pavyzdžiui, pixelmator 2.0, kelis mėnesius laikosi, krenta, sakykime, stabiliai. Paskui nusistovi tos kreivės, neturiu čia pardavimų ir vartotojų kreivių, bet jos tokios yra banguojančios, taip kad visai būna kažkokie, nežinau, vasaros mėnesiai sumažėja pardavimai natūraliai ir panašiai. Kol kas, tai tik tiek pasakyti, kad ten tas milijonas per 20 dienų, tai nebuvo kažkoks, kad iškilom ir nukritom po 10 procentų per dieną paskui. Ne, tai tiesiog, toks skaičius ir viskas, toliau viskas einasi gerai. Ar naujų versijų išleidimus kažkaip derinam su tuo sezoniškumu? Derinam. Su metų laikais turite apskritai labai derinam su viskuo. Tai yra šventės Amerikoje, Europoje. Amerikiečiai sudaro, sakykime, trečdalį mūsų klientų visos rinkos. Labai derinam prie apskritai metų laiko, savaitės, antradienis, ketvirtadienis, kaip dažniausiai būna. Be abejo, per Kalėdas niekam neįdomu, kad mes išleidom paveiksliukų redaktoriaus naują versiją ir panašiai dalykų. Derinam nuolatos. Tai nėra, kad šiandien baigiam, tai kadangi jau baigiam programą, tai leidžiam. Derinam tokių dalykų. Bet jie ateina su laiku, su patirtim. Detalės. Vieną kartą, kaip minėjau, neužtaikėm. Išleidom Jobsus atsistatydinom, bet nežinojom, mes kad jis atsistatydinas. Jis jų nepranešė. Nepranešė. Jis išeidavo, bet nepranešė. Ar tenka susidurti su Mac'o gan griežta politika visiems appsams ir sakyti, aš daugiau žiūriu faktiškai, pavyzdžiui, lygina Android ir Mac Store. Aš Androidas yra labai laisvas, o Mac'as labai griežtai reikalavimus. Ne, atsakau trumpai ne, nes mes jokių, teisingai, kai tik išleidinėjau Mac App Store'as, buvo 3 mėnesiai developeriam, tai yra kompanijom pasiruošti. Jeigu jie naudojo, arba mes naudojame kažkokius privačius slaptus, nelabai legalius, ten kokius nors būdus, išnaudojom slaptus Apple technologijas ir panašius dalykus, jie tiesiog davė 3 mėnesius tam pasiruošti ir juos išnaikinti. 99 produktam tai ir padarė. Ir viskas. Tas 1%, tarp kitko dabar naujoje versijoje MacOS bus galimybė įdiegti, ne per Mac App Store su sertifikatais. Aš tai tik už šitą dalyką, už tą patvarą. Niekada neturėjau. Ką, ačiū.